Taigi sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme išlaidelės tiem, kurie turi galvą. Ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį, tai yra be abejo galvoja. Nes galva yra be abejo tam, kad galvot, o ne kokią budionavkę nešiot. Taigi, žinau, kad jūs vis tiek norit kažkokio komentaro apie du džentelmenus, kurie už jūrų marių ten viens su kitu nedžentelmeniškai elgėsi ir galų gale viens rinkimus laimėjo, kits pralaimėjo. Tačiau, gerai, atsirado, kas norėtų tai pakomentuoti ir jeigu jis sutiks ir ateis, tai jūs išgirsit komentarą. Man, kaip minėjau, kaip tik Amerikos rinkimai, Jungtinių Amerikos valstijų reikėtų aišku sakyti, man jie buvo pakankamai neįdomus, nes aš stebėjau paskutinius 2 mėnesius, stebėjau visiškai kitą konfliktą, kuris yra mano supratimu net Lietuvai aktualesnis negu Amerikos rinkimai ir jis daugelį atvejų yra visiškai naujoviškas, kiek techninė prasme, tiek tiesą sakant ir politinė, labai įdomus. Ir šiandien aš iš tikrųjų nebandysiu nieko įvertinti, nebandysiu kažkokią tai pusę pateisinti ar kažkokią pusę pasmerkti. Aš šiandien atliksiu žinių tarnybos vaidmenį, nes ryte aš jau norėjau pasakyti, nemaloniai buvau nustebintas, nieko panašaus. Aš jau nesistebiu, kad mūsų centrinė, respublikinė, nacionalinė spauda sugeba net apie tokį svarbų įvykį, o įvykis tai yra karo Karabache arba Arcache, jau čia kaip jums patinka taip ir vadinkit, karo pabaigą nušvies taip, kad žmogus, kuris tuo nesidomėjo arba domėjosi mažai, vis tiek nieko nesupras. Aš pasigendu pirmiausiai tokių dalykų, kaip pavyzdžiui žemėlapiai, kurie paaiškina dažnai daugiau negu bet koks komentaras. Ir šiandien žemėlapių kažkiek bus. Ir jie jums labai padės suprast, kas įvyko. Bet mūsų žurnalistai, aišku, daugiau mėgsta citatas politikų, emocijas. Tai va, tiek to. Buvo keli dalykai, kurie buvo labai keisti. Ir keisčiausias jų, kodėl Azerbaidžanas pasirašė susitarimą. Kas yra susitarimo esmė? Žinot gerai, nežinot, vis dėlto pakartosiu. Man pasirodė įdomiausi punktai. Tai yra, kad Armėnija iki gruodžio 1 dienos grąžina dalies rajonų kontrolę, išveda karinius dalinius, ko nesvarbiausias punktas. Atsiranda 1960 rusų kareivių taikdarių kontingentas, 90 šarvuočių ir 380 transporto priemonių ir spectechnikos. Kas yra spectechnika, dėja nepaaiškinta. Taip pat perduodamas Azerbaidžanui Lačyno rajonas. Labai svarbus. Paliekant vadinamą Lačyno koridorių. Tai yra susisiekimą tarp kontinentinės, pavadinkime taip, Armėnijos ir Karabacho, tų armėniškų rajonų arba Arcacho. Vėlgi įdomu, kad į šitą punktą jau neįeina Šušos miestas. Ir va tai yra labai svarbu, irgi kai ką paaiškina. Ir ten toliau kiti punktai nėra galbūt tokie įdomus, tai yra ekonominis bendradarbiavimas atstatomas, tranzitas į Nachičevanę, jie svarbus yra, bet ne tie. Ir iš karto kyla klausimas, kas galėjo atsitikti. Azerbaidžanas bent jau rodo ir objektyvų šaltiniai rodo, kad Azerbaidžanas karinę fazę galėjo pabaigti tiesiog karinę pergalę, švaria karinę pergalę. Jeigu mes pamatysim, tai Šušos miestas, kuris, vėlgi žiūrėkim žemėlapį, jis yra maža to, kad tai yra svarbus centras, logistikos centras, tai yra mazgas kelių, bet tai yra dar aukštumos. Ir nuo Šušos iki Stepanakerto arba Chenkendi, irgi vadinkit kaip norit, yra 5 kilometrai. Tai yra užėmus Šušą, iš esmės tu gali šaudyti iš artilerijos tiesiai į Stepanakertą. Tai yra tiesių taikymų. Tačiau kas įvyko? Vėlgi žiūrim Azerbaidžano gynybos ministerijos medžiagą. Mes matom, kad armėnai paliko šitą miestą. Keistas dalykas. Man jis asmeniškai pasirodė keistas.
Ir va tas Azerbaidžano veržimasis į Šušą, jis aišku paaiškina, kad jie jau žinojo apie tokį būsimą susitarimą. Be abejo, visi susitarimai tikrai neruošiami tą pačią minutę. Matyt, šitie dalykai derinami buvo kelias dienas, o galbūt dėl jų net ir buvo susitarta prieš kelias dienas. Todėl Azerbaidžano kariuomenė iš visų jėgų stengiasi užimti šitą miestą. Užimti, tarp kitko, nepaisant to, kad jie negalėjo naudoti jokios sunkiosios technikos. Ten nėra kelių. Jie naudojo tik tai lengvą ginkluotę. Vėlgi, kodėl Azerbaidžanas vis dėlto sustojo nepasiekdamas karinės pergalės. Ir net sutiko su tokiais dalykais, kurie, pavyzdžiui, perkelimas 1960 rusų kareivių į jo teritoriją, taikdarių vadinamų. Ir dar su sąlyga, kad jie 5 metam gauna mandatą, o jeigu nieks iš to susitarimo neišeis, tai dar 5. Ir tai visą tai žinant, kad vadinami taikdariai, tarp kitko nebūtinai rusų, labai dažnai konflikto zonoje atsidūrė, gali ten apsigyventi ir 10 mečių, ir 2, ir 3, ir net daugiau. Pavyzdžių yra tokių, kad ir iki 40-50 metų visokie taikdariai konflikto zonoje ir ten apsigyvena. Tai va, kodėl sutiko? Ir čia vis dėlto aš vėlgi nuo pirmos dienos to konflikto labai stebiu, aš visą savo laisvalaikį, galima sakyti, jau paukodavau tam, kad pažiūrėt vienos kitos pusės. Mes nežinom svarbiausio dalyko, mes nežinom, kokie yra Azerbaidžano praradimai. Nes iš armėnų pusės, tarp kitko, veikdavo pakankamai daug žurnalistų, nepriklausomų, aišku, propagandos visokiausios atstovus, ten toksai Semionas Pegovas, tokia žvaigždė propagandos. Bet iš jų buvo galima medžiagos susidaryti kažkokią tai mozaiką. O pavyzdžiui, apie tai, kad Karabachui jau, arba Arcachui jau, liaudiškai tariant, mišios, tai yra situacija katastrofiška, pasaulis, ir aš tame tarpe sužinojom iš Le Monde prancūzų leidinio korespondentų pranešimo, kurie pasakojo, kad iš Šušos miesto sužeistuosius veža jau mašinomis ir kas 5 minutės. Buvo jau toksai visiškai dramatiškas, tragiškas toks reportažas, bet buvo galima susidaryti vaizdą. Tarp kitko, jeigu jau paminėjau tokį žymųjį propagandistą, kuris, tiesą sakant, atsiprašau žodelį, propagandono titulo nusipelno, tai yra Semionas Pegovas. Ir tai pagal jo kelionės, kuris pasakojo, klajonės po Karabachą, kuris pasakodavo kiekvieną kartą, kaip armėnų pajėgos sėkmingai sunaikina paskutinius Azerbaidžano diversinių grupių ten likučius, buvo labai galima lengvai atsekti, kaip iš tikrųjų juda Azerbaidžano kariuomenė. Iš Azerbaidžano pusės dėja viską, ką galima buvo pamatyti, tai oficiali gynybos ministerijos medžiaga. Ir aišku, joje nuostoliai nebuvo parodomi. Nors, pavyzdžiui, armėnai savo nuostolius parodydavo kiekvieną dieną vardais, pavardėmis. Azerbaidžanas nerodydavo. Reikia suprasti, kad jeigu net ir kariuomenė pažangesnė, technologiškai pažangesnė, puola pozicijas, kurios buvo stiprinamos 20-30 metų beveik, tai nuostoliai turėtų būti pakankamai dideli. Dabar dar vienas yra niuansėlis, kuris šitoj sutartį man pasirodė taikos. Ar paliauba, taikos, jau nežinau. Bet čia yra ne taškas, čia yra, žinokit, brūkšnys yra šitoje istorijoje. Čia nėra istorijos taškas. Pasirodė labai įdomus tai, kad vadinami taikdariai bus perkeliami, yra perkeliami jau dabar iš Uljanovsko. Tai yra pakankamai toli. Tuo tarpu Armėnijoje yra 102 karo bazė, kuri turi pakankamai technikos, pakankamai žmonių, kurie galėtų, pavyzdžiui, užtikrinti taikių gyventojų saugumą ir užtikrinti Armėnijos kariuomenės išvedimą. Bet taip neatsitiko. Ir čia aš vėlgi noriu parodyti žemėlapį. Šitam žemėlapį, ką jūs matote, tai yra vakarykščio incidento, kuomet azerbaidžaniečių pajėgos numušė Mi-24 sraigtasparnį vieta. Tai įvyko ne Karabache. Sraigtasparnis rusų. Pagal oficialią versiją lydėjo rusų koloną. Net patys rusai pripažįsta, kad skrydo žemiau,
prie pat sienos, radarai azerbaidžianiečių jo irgi nematė, matė tik tai pėstieji patruliai, kaip supratau, šovė iš kažko panašaus ar stingerio, ar kažko rankinio ir numušė. Azerbaidžanas atsiprašė, kompensaciją pažadėjo išmokyti. Tačiau, vėlgi atkreipkite dėmesį į vietą. Tai nėra net pagrindinė Armėnijos-Azerbaidžano sienos dalis, vieta. Tai yra Nachičevanės sritis, to tokio labai pažeidžiamo esklavo Azerbaidžano. Maža to, tai vyko toj vietoj, karinė rusų kolona. Judėjo toj vietoj, kur vienintelis, o tas nedidelis, nežinau, apendiksų galima pavadinti, tai yra ryšys srities su Turkija. Ar tai nebuvo signalas Alijevui, kad jis jau pagaliau pabaigtų su pergalingu žygiu ir pasirašytų pagaliau tai jau kelias dienas, matomai, o gal savaitės ruoštą taikos sutartį. Yra dar vienas niuansas, kuris šitoje istorijoje yra svarbus. Be abejo, rusai šiuo atveju laimi, netikėtai laimi pakankamai daug. Aš primenu, kad nuo pat pirmos konflikto dienos Nikola Pašinjanas, Armėnijos ministras pirmininkas, rašė laiškus Putinui, skambino, maldavo pagalbos, nors tiesą sakant, jie su juo tikrai nedideli draugai, tačiau Rusija šioje situacijoje galėjo padėti labai nedaug. Pirmas būdas galėjo būti, ką jie ir darė, jie siuntė per Iraną lėktuvais karinius krovinius, sunkios technikos, aišku, negalėjo. Ir antras būdas, įsiveržti tiesiogiai Azerbaidžano teritoriją, ko jie nepadarė. Tad jie užėmė tokią poziciją, pagal kurią, jeigu Azerbaidžanas užpultų, tada jau ta sutartis veiks. Realiai rusai niekom ten padėti stipriai negalėjo, nors 102 bazės kariškiai jie atlikdavo pasieniečių funkcijas. Taip leisdami dalį armėnų pajėgų atsitraukti nuo pagrindinės sienos ir iškeliauti kariauti į Karabachą. Nors ir nesėkmingai. Tai va. Taigi šioje situacijoje 102 bazė dabar atlieka dar vieną svarbią funkciją, o mes šiandien naktį matėm, kad tarp kitko 17 partijų sužinojusios apie tokį susitarimą, kurie vadina išdavystę visišką, jie paskelbė apie tai, kad Pašinjanas yra neteisėtas vadovas ir jis turi būti nušalintas, užėmė naktį parlamentą, buvo sumuštas parlamento pirmininkas, stipriai sumuštas. Ir būtent 102 bazė, tai yra, ko gero, garantas dabar jau ir Pašinjano, kuris sutiko su, reikia suprasti, kad tai yra susitarimas buvo Turkijos, Azerbaidžano ir Rusijos, pirmiausiai užkulisinis, sutiko su visom sąlygom. Dabar jie bent jau saugumo garantas. Aišku, mano giliausių supratimų Pašinjano dienos suskaičiuotos ir greičiausiai mes jį pamatysim kur nors, manau, arba Europoje, arba Rostove. Čia dar klausimas. Greičiausiai Europai. Tai va, kas, vėlgi dar kartą pasikartosiu, kas šiandien iš tikrųjų atsitiko, tai yra vakar šiandien. Joks taškas nepadėtas konflikte. Konfliktas ilgametis, konflikto esmę labai gerai tada nupasako iš pat pradžių, Audrius Butkevičius nupasako, aš tai taip nemoku. Aš šiandien žinių tarnybos vaidmenį atlieku. Ir tai yra tik tai brūkšnys, tarpinis brūkšnys. Dabar viskas priklausys, ar per artimiausias dienas pavyks išsilaikyti, nežinau, su svetima ginkluota jėga, ar pats savo išsilaikyti Pašinjanui, kad būtų pradėtas Armėnijos kariuomenės pajėgų likučių išvedimas iš Karabacho, arba Arcacho, kaip jums ten patinka. Nes jeigu tai įvyks, sugrįžti atgal į Karabachą Arcachą Armėnijai nepavyks, net jeigu ateis aršiausi nepriklausomybės šalininkai. Nes kartu su kariuomenė visiškai natūralu išeis, ko gero, didžioji dalis civilių. Ir tautinė sudėtis pasikeis jau visiems laikam ir net pažįstam. Tai va, dar vienas dalykas, ar neįvyks kažkokių vietinės reikšmės sukilimų ir ar nebus tie vadinami taikdariai įtraukiami
į vietos kovos veiksmus. Tai yra, visko gali būti. Taigi, tiek informacijos, ačiū, kad žiūrėjot, dalinkitės, rašykite savo klausimus ir iki.